taip kalbėtume tiesiogiai, aš nesakyčiau gydyti, bet kvėpavimas turėtų būti kaip sudėtinė dalis gydymo plano. Todėl, kad per kvėpavimą netgi žmogus, kuris guli lovoje, gali šiek tiek įtakoti savo būklę, optimizuoti tam tikrus procesus ir harmonizuoti kūno veiklą. Kitaip tariant, kūno savireguliaciniai procesai gali vykti optimaliau, reiškia, pasveikti mes galim greičiau. Todėl čia aš sakyčiau, kad tai nėra, kad mes gydytume, bet tai gali padėti greičiau pasveikti. Bet aišku, jeigu mes pasižiūrėsime šiek tiek ir į tuos visus faktus, ką mes turim, tai prisimenant, sakykime, kad ir prisimenant Buteiko sistemą, tai vėlgi ukrainiečių gydytojas, kuris sugebėjo savo išgydyti piktybinę hipertoniją, taikydama savo kvėpavimo sistemą, tai galėtume sakyti, kad kai kurias ligas vietoj to, kad gydyti simptomatiškai, mes galėtume pilnai išgydyti. Bet be abejo, tam tada reikia žinoti metodiką ir tą reikia reguliariai daryti, netingėti.